Sveiki, priešais jūs Cliff Bay nuostabus 5 žvaigždučių viešbutis Madeiroje, Funšalyje. Tai Porto Bay tinklui priklausantis viešbutis, vienas geresnių ir toksai labai autentiškas. Funšalio priemiestis Lido, iki centro, iki senamiesčio koksai gal pusvalandis, iki Ronaldo muziejaus ir Ronaldo skulptūros ir užeinam į Cliff Bay. O su jumis Inga, 1000 mylių. Tikriausiai jūs jau sekate mūsų kanalą 1000 mylių YouTube. Čia yra viešbučio logo, 5 žvaigždės. Senas viešbutis turintis savo tradicijas. Gyvos strelicijos, tos gėlės rojaus paukštės yra strelicijos ir anturiai. Demonstruoju, kad išmanau augalus. Klasikinis, fainas viešbutis. Skaniai kvepia, taip natūraliai, nesintetinis kvapas, visur kiliminė danga. Viešbutis nelabai gal tiks tiems, kurie tikisi modernių, naujų viešbučių, modernaus naujo interjero, bet būtent tokie viešbučiai ir yra didžiulis lobis išsaugoti, autentiški, išlaikytos tradicijos, nesistengia visko naujai pakeisti, stengiasi atrenovuoti. Koridoriai švarūs, tvarkingi, kilimai taip pat yra švarūs, nors nenauji, švarūs visiškai. Cliff Bay viešbučio standartinis kambarys, vonia paskui, nes pamačiau vaizdą. Visi kambariai atrodo daugmaž taip pat, milžiniška dvigulė lova, tikrai labai didelė. Ir jūs pažiūrėkit, koks balkonas su kokiu vaizdu. Čia skaitosi Sea View, žiūrintis į City View, eik tu sau. Vaizdas yra eik tu sau, negaliu. Labai gražu. Viešbučio teritorija matosi šiek tiek iš balkono. Nuostabus, gražus tikrai viešbutis, klasikinis. Priešais matot, kaip arti jau kruizinis laivas. Visiškai netoli pats Funšalio senamiestis, nežinau, 20 gal minučių, 30 pėsčiomis, mažiau gal. Ir vonios kambarys. Vonios kambaryje Rituals kosmetika, pilna Rituals kosmetika. Svarstyklės yra, galit nesisvert. Halatai kabo, dušo kabina, dušo kabinoje. Taip pat Rituals kosmetika ir kondicionierius yra savo, galit nesivežti. Ir vonia kartu vonia. Atskirai tualetas. Labai fainas numeris, fainas viešbutis, nuostabus vaizdai, būtinai imkit Funšalio vaizdus. Apatinis aukštas vieta taip labai gražiai pavadinta lower, žemutinis lobis, lobi vieta. Cliff Bar. Šalia žaidimų kambarys, tai reiškia biliardo stalas ir biblioteka. Taip, klasikiniai viešbučiai mėgsta turėti bibliotekas ir šiaip vyresni žmonės mėgsta leisti čia laiką. Dar viena tokia erdvė, kur sako, gali žmonės net užsisakyti dviese, pavakarieniauti su spec aptarnavimu. Kaip tik kuriama gyvų gėlių dar viena puokštė apatiniai lobi zonai. Va taip tikriausiai ir įsivaizduojam klasikinius gerus viešbučius. Pagrindinis restoranas, Rose Garden, rožių sodas ir parašyta, kada dirbam, pusryčiai, pietus ir vakarienė. Pusryčių metu šitas restoranas veikia kaip švediškas stalas pagal tą sistemą. Vakarienė tai yra iš meniu. Labai gražus restoranas, labai gražus restoranas. Taip, turi lauko staliukus. Ir labai fainai sugalvota, esant šaltam orui, šitos stiklinės sienos yra užtraukiamos ir jūs visada komfortiškai šiltai galit būti lauke.
Graži, labai labai graži teritorija. Kam skirtas šis viešbutis? Nemanau, kad jaunimui, nors jeigu vertinate klasiką, tuos gerus, išlaikytus, kokybiškus, tikrai kokybiškus viešbučius su gražiais vaizdais, jums tikrai čia tiks. Puikus nuvažiavimai, ar jūsų vežimuku, ar tarkim neįgaliųjų vežimėlis. Gal šiek tiek statoka, bet nuvažiavimai yra visur. Viešbučio baseinas, kuris matot labai aiškiai pereina į vidinį baseiną. Esant šaltam orui nuleidžiamas stiklas ir jūs maudote šiltai. Gultai čia yra su ratukais, galite šiek tiek pasivežti ir paminkštinti, labai labai geri gultai. Švarus be abejo, čia visur yra labai labai švaru, labai gražu. Ir visur daug tokių terasėlių, jūs leidžiate žemyn, čia galite apsistoti, čia pasigrožėti. Liftu galite nusileisti į pagrindinę zoną, kur jau pagrindinis baseinas. Ir matot, viešbutis turi įėjimą į vandenį nuo platformos. Koks čia gražus nusileidimas. Viešbučiai Madeiroje kaip meno kūriniai. Labai labai fainas Cliff Bay viešbutis ir dar siurprizas. Viešbutis turi 2 žvaigždučių Michelino restoraną, tikrą nerekomenduojama. Vadinasi, patikslinsiu, dūro kažkaip baigėsi ir tikiuosi, kad pamatysim ir jį. Šalia registratūros Ilgalo Doro restoranas, mes jį ir matome va čia, tai 2 žvaigždučių pro langiuką, nes uždarytas, tai yra 2 žvaigždučių, 2 Michelin žvaigždutės turintis restoranas, taip juokingai per plyšį parodžiau. Svečiai, kurie nori pasivaišinti šitame restorane, jiems bus išminusuojama 30 € kiekvienam už nepanaudotą vakarienę, o Michelin restorane jie gali valgyti pagal meniu. Fainas, geras viešbutis, geroj vietoj, turintis savo įbridimą į vandenį, o daugiau Funšalio Madeiros viešbučių mūsų 1000 mylių YouTube kanale. Čia jūs žiūrėjote Cliff Bay 5 žvaigždučių viešbutį, nuostabų, gražų, gerą.